Peace up, A-Town down. Pagaliau aš namuos ir galiu pradėti kurti šį video. Ir kadangi jau galiu, tai ir pasisveikinsiu. Čia aš esu Top Faktai ir aš ką tik grįžau iš ekskursijos su savo klase ir tą ekskursiją filmavau ir būtent dabar ją jum ir parodysiu. Taigi ir iš karto mes atvažiavome į tokį miškelį esantį šalia Antalieptės, tokio kaimelio. Ir aš esu miškų buvęs dahuja ir dabiški, bet šis miškas išsiskiria tuo, kad jis buvo labai tikrai gražus ir buvo vietų, kur atrodė, kad aš pradedu bijoti aukščio, nes kai kur išties buvo labai aukštai, pavyzdžiui, va čia, tikrai aukštai. Ir čia buvo tartum takelis pasivaikščiot, pasižiūrėti, kaip kas atrodo. Aišku, puikiausių ir va tokių visokių statinių, namelių, apžvalgos bokštelių ir taip toliau. Va čia va buvo Meilės sala ir tai įrodymas yra užkabinti triusikai ir nuo pisimo įlinkę soleliai. Taigi toliau vyko gana ilgokas važiavimas. Tai kaip jis atrodė, čia Antalieptė, pats kaimelis. Tada mes privažiavome prie tokio ūkio esančio Antalieptėj. Tenai buvo tokių visokių įdomių dalykų, kaip skaičiavimo lentelės. O tokie soliukai, ežerai. Privažiavom prie vieno ežero, apsižiūrėjom jį. Čia jūsų ar ne jūsų, bet... Man labai liūdna, žinai. Važiavome toliau. Tada kelionė buvo dar ilgesnė. Ir mes pasiekėme vieną iš tikslų, tai yra Zarasai. Tikrai atrodė pradžioj, kad miestas vien nuosavi namai, bet vėliau matėsi ir būtų ir daug tokių kitokių dalykų. O pavyzdžiui, va ten. Čia vienas iš Zarasų ežerų. Tikrai nebuvo jis kažkuo labai spūdingas. Tiesiog kaip ežeras. Tik tai nebent galėjo pasigirti savo dydžiu. Ir aplink tą ežerą buvo tikrai geras parkas. Buvo tikrai smagu pasivaikščioti, pabėgioti, apsižiūrėti ir pažaisti tokius dalykus. Ko gero labiausiai užpyso tai, kad klasiokai labai sakė pafilmuok ten. Ir pradėjo šiek tiek kopijuoti mane ir vaidint, kad irgi filmuoja.
ir jie sakė, kad yra ekstrakentai. Linkėjimai jiems. Nu ir po ežero ėjome link parduotuvės, jeigu neklystu. Ir sutikome tokių piešinių, akmenų ir visokio kito šūdo. Į žvaigždės. Bet pakeliui link parduotuvės suradome tokį aukštą ratą. Ir aišku, mes ant jo užlypame. Ir tada aš supratau, kad tikrai gal ir bijau to aukščio. Po to jau tikrai ėjome link parduotuvės. Pavadinimu Maxima. Ir reikėjo apsiprekinti. Nusipirkau ledų. Ir čipsų. Ir tuomet vėl kažkur važiavom. Privažiavom į biblioteką. Tenai duhai žaidė šachmatais. Tuo tarpu aš toliau filmavau. Čia gal labiau buvo knygų muziejus visokių, nes ten tikrai daug knygų, piešinių. Iki tokio beverčio šūdo. Bet ko gero labiausia buvo laukiamas eksponatas kaip tualetas, nes po tokios kelionės net myštusi norėjau. Bet pamiršau ir ėjau toliau. Buvo ir DVD, bet tikrai labai daug DVD. Net visokie rusiški filmai, visokie kitokie. Išties keli klasiokai ir nenorėjo, kad aš jų filmuočiau, bet man pohui. Čia taip atrodė vaizdas ant to muziejaus stogo ir po jo teko keliauti dar kitur. Į Stelmužę. Tai toks kaimelis, 2 kilometrai nuo Latvijos sienos. Ir ko įžymus, tai šito Stelmužės ąžuolo. Šalia Stelmužės ąžuolo buvo ir bažnyčia, ant kurios persipyso vienas iš klasiokų. Po to ąžuolo važiavome link kryžių. Tai čia labai daug kryžių. Mokytoja sakė, kad čionai važiavo vieną kartą jaunavedžiai, pamatė Mariją ir nuo to laiko tenai vyksta kryžiai. Kelionė tęsiasi iki kito kaimelio, pavadinimu Dusetos. Ten įėjom į tokią muziejų. Tikrai labai viskas gražiai buvo paruošta, viskas pagaminta. Tikrai buvo labai įdomu pasižiūrėti. Tai buvo Šartų arklių lenktynių muziejus. Ir aišku, vėl užėjome į parduotuvę, nes mūsų dantis greit viską sukramta. Po to prie tokio ežeriuko, kur buvo šalia parkelis. Taigi ačiū, kad žiūrėjote šį video. Čia buvo aš, Top Faktai ir viso gero. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.